Sveiki, gyvi futbolas LT lankytojai. Prieš savaitę turėjome Edgarą Jankauską, šiandien turime Arvydą Novikovą, kuris po kelių dienų su Lietuvos nacionalinė rinktinė pradės pasaulio futbolo čempionato atranką. Sveiki, Arvydai. Sveiki. Pradėkim nuo to dalyko. Šis reikalas yra filmuojamas tą dieną, kai Lietuvos jaunimo rinktinė žaidė ir nugalėjo Andorą. Tai pradėkim nuo tų rungtynių, kaip tas jaunimas patiko. Iš tikrųjų žiūrėjau pirmą kartą gyvai, kaip jaunimas žaidžia. Taip žiūrėdavau per televizorių ir aš galvoju, kad jie labai gerai šiandien žaidė. Ypač Gratas gerai sužaidė, kuris sugrįžo ten po tokių traumų nesėkmingų jam sezonų. Ir labai nustebino. Aišku, golas fantastiškas. Tai aš manau, jie buvo verti laimėti. Jeigu reiktų išskirti dar vieną žaidėją, būtų kažkas tas be Grato, kuris tikrai įstrigo kaip nekomandinis žaidėjas, o kaip asmenybė. Taip, krašto saugas toks Eligijus Jankauskas. Taip, man patiko irgi. Gerai, antras dalykas, čia aš dar neklausiu to, ką klausėte jūs, aš klausiu to, ką aš pats noriu išgirsti. Tai prieš savaitę savo treneriui uždavėt klausimą How much is the fish? Su kuo susijęs šis klausimas? Šiaip toks posakis, tai skuterio daina How much is the fish. Tai... O jeigu pačiam reiktų atsakyti tą klausimą? Tai atsakyčiau, kiek kainuoja ten ta žuvis, tai taip pat kaip ir treneris. 999? Ne, gal biški brangiau, kokią iš restorano kokią paimčiau. Treneriui? Taip. Treneris sakė, kad kelių vakarienių neatidavėt, kaip čia taip? Jis čia... Melavo? Jis biški prisidėjo savo daugiau, aš jam vieną atidaviau vakarienę Škotijai. O aš nežinau, iš kur ten kitas ištraukė, tai reikės peržaisti žaidimą. O ką žaidėt? Tenis bolą. Ok. Gerai, pereikim prie klausimų, kuriuos uždavėte jūs patys Futbolas LT paskyroje. Gerbiamas Arvydai Novikovai, eina kalbos, kad paliekate Bochum klubą. Tiesa, netiesa? Šiuo metu nepalieku, dar tikrai liksiu iki žiemos. Ir buvo kalbas, kad taip paliksiu dabar per šį transferą langą, bet neišėjo suderinti su kitais klubais visų reikalų ir yra kaip yra. Dabar vis tiek grįšiu, žaisiu už savo klubą ir stengsiuosi padėti klubui. Čia jums minusas ar pliusas, kad liekat? Negaliu pasakyti. Jeigu grįšiu ir žaisiu, tai pliusas. Jeigu grįšiu ir nežaisiu, nes dabar biškai yra sunkumai man su treneriu, jis mane labai leido į rinktinę važiuoti ir aš išvažiavau. Tai aš nežinau, kai aš grįšiu, kokios jo nuotaikos bus. Tai... O kaip, sakykit, vyksta tokie pokalbiai? Treneris sako, nevažiuok, o nusipirki bilietą ar... Ne, tai jis negali pasakyti nevažiuok, čia yra oficialiais varžybas ir aš privalau važiuoti. Nebent jeigu aš būčiau traumuotas, o aš kaip tik buvau po traumas ir jis pasakė, kad aš tiesiog esu nepasiruošęs ir sako, čia tavo yra atsakomybė, ar tu važiuosi ar tu nevažiuosi, bet sako, aš esu prieš ir jis labai... O tai jūs pasiruošęs? Aš galvoju, aš pasiruošęs. Ok, hipotetinis klausimas, jeigu būtų, kas būtų. Mes jau supratom, kad nebus. Galbūt norėtumėt sezoną užbaigti Lietuvoje kaip Atlante ar Žalgiryje ir laimėti, tarkim, Lietuvos taurę? Taurę tai norėčiau laimėti, bet nelabai norėčiau... Grįžti į Lietuvą dar per anksti? Taip. Ok, įsimintiniausias įvykis iš vaikystės? Kieme, futbolo aikštėje, žiūrint televizorių. Televizorius nelabai žiūrėdavom, mes kieme vis laik lastydavom. Čia dabartinis jaunimas sėdi prie tų iPadų. Nežinau, aš gal langus kaimynam daužydavau dažnai ir nuo tėvo gaudavau. Tai... Atitinkamai. Taip, tai ten būdavo. Gerai, Arvydai, futbolo gerbėjai ganėtinai neigiamai vertina naują rinktinės futbolo aprangą. Kaip jums patiems? Man tai, ką žinau, kai tu žaidi, tai tu nežiūri tą aprangą. Man tai nelabai, aš nelabai sureikšminu tos aprangos. Ten, aš nežinau, gal ten jie ateina pažiūrėti aprangą ar kaip mes žaidžiame. Nežinau. Ar norėtum su Garetu Beilu pažaisti šaškiam? Gal ir norėčiau. Žaidžiat šaškiam? Moku, jo. Gerai. Nedarot kokių surinktinę? Senai, ne, tai į priekį įimus žiūriu ten.
bandau apgauti varžovą. Bet sakykime, su rinktinė darot kokius šaškių vakarus? Ne, mes dabar pokerį žaidžiam. Ok. Bandot kaip nors užpildyti stadiono tribūnas, nelabai suvokiu, kaip jūs tą galėtumėt bandyti, bet tarkim. Tai kaip? Sakykime, išperkat dalį bilietų. Tai tada būtų tuščias stadionas, jeigu mes teisingai. išpirktume. Ne, kaip? Susukite tada visą savo giminės. O daug giminių ateina? Ne, tai kas gali, tas ateina. Mano senelis neteina, jis mėgsta pakartojimus žiūrėti per televizorių. Gerai, kiek kartų esat baustas už kelių eismo taisyklės? Buvau, ne vieną kartą. Dažniausiai tai būna už greičio viršymą, bet tai... Lietuvoje ar ne? Ne, Vokietijoje tenais. O ten baudos dar didesnės turbūt? Didokas jo, ten. Jeigu dar nesusimokė laiku, tai ten dvigubai. Yra tekę? Taip, aš buvau į rinkinį išvažiavęs ir nesusimokėjau laiku ir grįžau dvigubai jau buvau. Supratau. Ar patinka keisti pampersus kūdikiui? Jo, normaliai. Esat Gerai. tikras tėvas, ar ne? Taip, Nėra taip, kad Ne, būtų aišku, mama ir tėvas, čia esat mama ir Aišku, tėvas. mama daugiau viską tai daro, nes man yra ir treniruotis ir... Tenka naktim atsikelti. Tenka, taip, aš prižiūriu iki vakaro, ten jau, kai žmona eina miegoti, aš prižiūriu ir tada naktį jinai atsikelia. Tai jau dabar vaikas miega per naktį. Dar vienas klausimas. Arvydai, yra posakis, kad vyras per gyvenimą turi pastatyti namą, užauginti sūnų ir pasodinti medį. Kaip manai, ar Lietuvos rinktinės puolėjų tėvams galima būtų užskaityti ne tik sūnų, bet tuo pačiu ir medį? Šitas geriausias klausimas kol kas. Aš nesu puolėjas, aš nežinau, ar čia man skirtas klausimas. Ne, čia yra puolėjams. Tai puolėjams, jo. Netgi puolėjų tėvams. Puolėjų tėvams, ne? Aš nemanau. Lukas Palvis kaip medį žaidžia? Nemanau. Sportingė medžių nepriimtų. Tai aš galvoju... Apskritai abejoju, ar nors vieną klubą priimti, ar ne? Taip. Gerai, nežinau, čia ar šį sekmadienį pavyks reikalas su marškinėliais. Kas čia klausiu aš? Rytis Krasauskas. Pažįstat tokį? Nežinau, gal rašė... Nežinau, net... Nebūna Net taip, kad, neįsivaizduoju. sakykime, parašo Facebook'e. Taip, būna. Būna, ar ne? Dabar šito nelabai atsimenu, kad man kažkas rašytų. Bet gali būti, kad prisižadėjot ir tiesiog neatsimenat. Gali būti. Okay. Tai tegu parašo dar kartą. Gerai, kaip manot, kas lemia tokį švelniai tariant žemą Lietuvos futbolo rinktinės žaidimą, čia apimų visą nepriklausomybės laiko tarpą? Kas lemia? Tai nėra jis jau toks ir žemas, prieš tai jis nebuvo toks žemas, kaip, tarkim, mes dabar, aišku, nusirytom. Čia, jeigu pagal reitingą vertinam. Taip. Mes buvom ir 50-uką patekę, Taip. Tai aš manau, čia nebuvo labai blogas jau rezultatas. O kalbant apie dabartinius laikus, jūs patys futbolininkai, pakalbat tai apie tai? Tikslai, kai karta keičiasi, tai čia yra natūralu, kai jaunimas ateina ten, tie senesni išeina ir aišku, nesužaidimas yra, tai aišku, tie rezultatai biški nukrenta, bet tai paskui aš galvoju, dabar treneris atėjo, suformuos visą komandą ir ateityje aš galvoju, viskas bus gerai. Jaučiat tai? Ta prasme, tikit tuo? Tai pilnai tikiu. Tai aš manau, dabar ir žiūrovai kažkiek pradėjo mums tikėti po šitų 3 varžybų ir su Lenkas kaip sužaidėm, tai aš manau labai davėm gerą pavyzdį. Dažnai sulaukiu klausimo tokio, ar nebus taip, kad kol gerai žaidžiat, viskas gerai, bet, sakykime, vienas koks knockdownas ir tada tas pasitikėjimas kaip šuniui ant uodegos. Nebijot šito? Ne, nebijom, tai visiems būna tie knockdownai. Pavyzdžiui, Olandai neišėjo Europos čempionatą, bet tai ten kokia komanda. Visiems būna taip. Aišku, mes nelyginam save su Olandais, bet... Krizės atveju tai yra tas pats turbūt. Tas pats, jo. Ar prisimenat laikus iš Utenos Utenio? Tai aš nelabai ten ilgai žaidžiau, šiaip nelabai atsimenu, bet aš ten porą rungtynių, man atrodo, tik sužaidžiau. Kaip sekėsi, nepamenat? Nelabai aš ten atsimenu. Gerai, ar mėgstat bulvinius blynus? Jei taip, tai su daug grietinės ar be? Mėgstu su grietinė. Normaliai, lietuviškai, jo, ne? Kaip visi. Vardas Arvydas, kur garsesnis, krepšinėje ar futbole? Čia... Pasakysiu tiesą, aišku, čia... Krepšinė, aišku. Arvydas Sabonis, tai visam pasaulyje žinomas, tai
Ne tik Lietuvoje. O kur Arvydas Novikovas žinomas? Vokietijai, Škotijai, Lietuvoje. Kur dar? Lietuvoje tai aš nežinau, kas šis domisi. Kas Iš tų, futbolą tri- mėgsta, iš, tas iš, yra iš tų žino. 3 šalių turbūt Lietuva būtų 3 vietoje. Aš manau, jo. Gerai, taip. Ar kolekcionuojat kitų futbolininkų marškinėlius, kai apsikeičiama po rungtynių? Nedažnai apsikeičiu, nu, jeigu ten labai geras žaidėjas, tai tada ir apsikeičiu. O šiaip tai... Yra kažkoks Vokietija ten vienas, nelabai. kur labai norėjos pasikeisti. Nu va, su to pačiu Garim Bale buvau apsikeitęs, kai žaidžiau Škotijoje. Yra namie. Jo, yra. Ir Pavličenko turiu irgi. Kažko dar turiu. Garsos nelabai atsimenu ten. Kokiam futbolininkui labiausiai norėtum įkišti tarp kojų? Ką? Tarp kojų. Gal kamuolį? Net Megatina, net ten parašyta. Jo. Kokiam? Mhm. Kokiam geram gynėjui. Nu va, vienam jau Glikui įkišau. Dabar išvažiavo ten už milijonas į kažkokį klubą Interą, man atrodo, ar ne? Glikas iš Lenkijos. Koks sportinių batelių dydis? 41 iš. Mhm. Kokiame garsiausiame pasaulio klube norėtum žaisti? Barcelonoje. Barcelonoje. Mhm. Palaidojai jau tą viltį ar dar ne? Dar ne. Dar ne. Čia vėl tas pats, jei galėtum kokį klubą. Minėjot, kad paskutinėse oficialiuose rinktinės rungtynėse prieš Slovėniją tiesiog paėmėt kamuolį ir mušėt 11 m baudinį. Susidarė įspūdis, kad rinktiniai bardakas su 11 m baudiniais. Ar dabar atsirado tvarka ir konkrečiai žinomas, kas muš? Tai nebuvo jokių bardakų. Nebuvo. Tai vis laik buvo pasakyta, kas prieš muš. O tai dabar, pavyzdžiui, jau žinot, kas muš, jeigu prireiks rungtynėse su slovėnais? Tai aš mušiu. Jo. Ne, aš nežinau. Nu, Nu, tai tai bet čia, kad treneris pasakys, aišku, bet tai prieš tai aš mušdavau, dabar atėjo naujas treneris, tai aš negaliu pasakyti, aš mušiu. Tai treneris nusprendžia, kas, arba kas gerai jaučiasi tuo metu. Būna taip, kad treneris pasako, kas uždirbo 11 m baudinį, tas negali mušti. Tai Teko tokiuose klubuose žaisti, kur tokia taisyklė galioja? dabar va žaidžiu tokiam klubam. Okay. Ar žaidėt kiemo rinktiniai? Rinktinės ten nebuvo, bet žaidžiau kieme. Pagrindį žaidžiau. Patekdavo patekti. Taip, ir vartininkų pozicijų. Rimtai? Žaisdavau vartininkų poziciją, patikdavau. Čia dėl to, kad jauniausias būdavo, ar ne? Ne, tiesiog. Ten, Ir kaip iš vartininko tapot saugu? tai būdamas vartininkų golas muždavau. Okay. Čia apie Kopustką. Atsiprašėt Kopustkos? Čia tai, kad ne Kapustka buvo, jeigu čia apie tą epizodą šneka, bet neatsiprašiau. Jis atsiprašė, kad jis baudą padarė. Okay. Koks pasaulio futbolininkas ir klubas paliko jums didžiausią įspūdį? Čia turbūt prieš kurį teko žaisti, aš taip įsivaizduoju. Tai taip, prieš Liverpoolį žaidžiau, prieš Tottenhamą žaidžiau, bet manau, Tottenhamas didesnį įspūdį buvo palikęs, nes mes daugiau pralaimėjom jiems. Tai aš manau, Tottenhamas. Jeigu ne futbolas, kas tada? Kas tada? Nežinau, nu krepšinį žaisdavau, bet aš mažiukas, tai ką aš ten. Žaidėjų trūkumas? Žaidėjų trūkumas, jo. Su Kalniečiu biškį. Yra tekę bendrauti? Su Kalniečiu? Taip. Ne. Nėra. Nebūtų tada lengva turbūt. Nu, tai- Kas geriau, bokalas alaus ar 50 gramų? Nei tas yra gerai. Sportininkui. Jau labai gražus atsakymas. Taip. Gerai, ar prisimeni, kaip jaunas žaisdavai prieš žąselę paukštę, sakė, tave laužydavo gynyboje jauną. Kas yra žąselė Aš paukštė? nežinau, kai šis per klausimas. Ne, Ne, aš neįsivaizduoju, mes nieks nelaužydavo, jeigu laužydavo, aš čia nesidėčiau. Ok, čia parašė baigtautvi. Tai turbūt baigtautvi ir žąselė paukštė, viskas aišku. Nu, Taip, kokios firmos batelius dažniausiai renkies? tai visi laik žaidžiu su Nike bateliais. Geresni jie? Ne, aš Ar nežinau. tiesiog pripratęs? Ne, tiesiog pripratęs, aš galvoju, visi yra geri bateliai. Anksčiau iš viso nebuvo ten. Anksčiau vieni buvo juodi ten, kapamundalai ten ir visi laimingi buvo. Okay. Ar patinka maudyti priešininkus? Nu, aš manau, visiems patinka.
Jauti malonumą. Taip. Kaip pasirinkai savo marškinėlių numerį? Čia apie dabartinį ar apie visus, kuriuos aš turėjau, ta O prasme? daug jų buvo? 2 buvo. 18 ir 11. Nu tai gerai, tai apie buvo. Nu, 18 tai aš gimiau 18 dieną. O 11... Visada laisvas būdavo. Kai Harcis atvažiavau, tai buvo Česnauskis buvo 18. Bet aš tuo metu... Davidai Česnauskai. Taip. Kaip tu tai? Jis rinktinė būdavo 18. Tai dabar 7. Bet tai paskui kažkaip... Ne, paskui išvažiavo ir aš vis tiek dar žaidžiau už 19 Škotijoje pusę metų, o paskui jau perėjau į pirmą komandą. Tai jau buvo laisvas 18. O 11 tai... Nežinau, 11 tiesiog, kai pasirašiau Vokietijoje, tai aš klausiau, koks numeris, mes komandas pats, man nesvarbu, koks man davė 11. Nu. Buvo laisvas ar davė, sakau gerai. Toks neblogas numeris likęs. Tai ką, ne numeris žaidžia, svarbu. Nesupratot, Svarbu ne aprangos, ne marškinėliai, ne numeriai. Koks buvo pirmas kartas ir kokių žvaigždžių buvo nuo kelių metų turėjai palikti šeimą ir tęsti karjerą? Tai truputį sudėtingai, bet... Palikau šeimą, kaip šeimą palikau. Su šeima aš kiek atsimenu. Taip, iškoti su šeima, bet prieš tai dar važiavau ten peržiūrą. Portugalija, taip, ne? bet ten Nu, prisiminkim tuos laikus, trumpai į Portugaliją. Nu, taip, išvažiavau, ten 15 man metų buvo, ar 16, aš nelabai Be atsimenu. tėvų. Be tėvų išvažiavau, taip. Ir ten mėnesį su pusė, man atrodo, buvau, nors sakė, tiesiog 2 savaitės peržiūra, ar kaip ten ir pasakys, ar nori manęs ar ne. Ir mėnesį su pusė ten, man atrodo, buvau ten, žodžiu. Kaip vaikas nepasimetėt, tada būdamas 15 metų atsidūręs... Tai aš akademijoje gyvenau su visais vaikinais ir nu, aišku, buvo sunku. Jau 2 savaitės praeina, aš jau susiruošiau visus daiktus, važiuoju į Rostą, man sako, ne, tu važiuoji su mumis į turnyrą dar, kažkur į kitą miestą ten. Sakau, gerai. Nu ir viskas, praėjo mėnesį su pusė, grįžau čia į Vilnių ir ten siūlė tos kontraktus, siūlė ir kažkaip nesutikau, nežinau. Dėl ko? Aš neįsivaizduoju, gal per jaunas buvau, nu aišku, čia. Kas priėmė tą sprendimą neišvykti į Portugaliją? Jis buvo realus, ar ne pasiūlymas? Taip, ir ne vieną kartą siūlėjo. Buvo realus, taip, ir aš nežinau. Vis dar jaučiate apmaudą dėl to? Kažkiek gal jaučiu jo, bet nežinia, kaip ten galėtų būti. Škotiškas viskis ar škotiškos merginas? Vokiškas bankuchinas ar vokiškas alus? Čia yra paskutinis klausimas. Tai bankuchinas? Nu, Čia, šakotis. O vokiškas yra toks? Yra šakotis. Na. Nežinau. Neteko, tai reiškia vokiškas alus, aišku. Nu, taip. Toliau škotiškas viskis ar škotiškos merginas? Tai viskas tikriausiai, merginas. Neteko. Nelabai. Gerai, liko paskutinis dalykas, išrinkti patį įdomiausią klausimą ir jo autoriui atiteks 2 bilietai į rungtynes su Slovėnija ir su Malta. Tai apie medį. Apie medį? Taip. Labai jau toks gudrus klausimas. O kaip, gerai, kaip futbolininkai, jūs reaguojat, pykstat dėl to, kad, sakykime, kažkas ar medžių pavadina, ar dar kažkaip? Nu, kas yra medis ir kai jį pavadina medžiu, tai jis gal ir pyksta. Bet man nieks nesako, kad aš medis. Supratau, tai aš dabar bandau surasti, kas ten uždavė šį klausimą. Mindė. Tai jis yra šio konkurso laimėtojas. Sėkmės Arvydai rungtynėse su slovėnais. Ačiū. Viso. Iki.